Čia mes ateisim iš šitas lenktynės pažiūrėti, kaip jie čia lenktyniaus. Ir būkite tie, kurie rodo viską, ką mokat ir galite trasui. BMW. Lietuvių mėgstama. Kodėl nuomojamės? Šiaip šita komanda pakankamai nemažai metų jau važiuoja Palangoje. Jie savo vertę, savo patirtį yra jau įrodę turbūt net ir neišmanantiems lenktynėse. Mes juos stebėjome nuo pirmų metų, kada jie čia pasirodė, jei neklystu, tais pačiais 2008, kada aš tik pradėjau važiuoti Palangoje. Tai pakankamai didelę patirtį turinti komanda ir pakankamai susikoncentravus į BMW būtent kėbulinius ir prototipinius automobilius, kokį mes turime ir šiandien, kuris yra nors ir rėminės konstrukcijos BMW išvaizdos automobilis, bet jo agregatai viduje yra originalus BMW M3 variklis. Sveria šitas daiktas irgi apie toną, panašiai kaip ir mano automobilis, ir turi, jei neklystu, apie 450 arklio galių. Tai va, tai turim tokį pakankamai greitą, pakankamai manevringą ir svorio prasme ganėtinai gerai išcentruotą lenktyninį ginklą. Tai jo, gavo mašiną sulietą šampanu. Mano kolegos baronkos broliai gavo nuvalyti visą tą burbulinadą prikepusi. Bet tai buvo iš tikro pirmas šio automobilio bandymas, nes jisai neseniai yra tik tai surinktas. Taip palyginus, kaip pirmam bandymui automobilis pasirodė gerai. Mes tikimės, kad rodys jis ir čia gerai. O ženklais ir visokiais kitais įsitikinimais aš stengiuosi nesivadovauti. O kokie tikslai? Aukščiausi. Pasakyk. Tie, kur aukščiau nebūna, bet iš tose lenktynėse. Ne, tiesiog norim kaip būti, kaip įmanoma, arčiau pirmos vietos. O matomai bet kokią kitą vietą užėmę būsim taip šiek tiek nepatenkinti. Teisybė? Aha, taip, pritariam. Šešėliai už nugaros stovi ir... O kodėl aš turiu šnekėti? Prašau, tenai. Sveiki. Nu tai vat surinkom barankus broliu ir ką žinau, eurų liko normaliai po sezono, tai gazuojam. Nu ką, norim laimėti, jau laikas, kiek galima. Man jau su Dainim 8 metai turbūt. Simui antri išlipo iš tų vaikiškų kartingų pagaliau ir pradeda, kas yra automobilių sportas. Ką dar norėtumėt sužinoti, nes mums šiek tiek su laiku šiandien yra susitikimas vakare su kitom komandom numatytas aptarti strategiją lenktynių.